Kai kūrėme Training Amigų platformą, turėjome vieną aiškų tikslą. Visa, ko sporto treneriui reikia kasdien, būtų vienoje vietoje. Klientai, pratimai, treniruotės programos ir kliento progreso sekimas. Individualių treniruočių planą klientui sukursi vos per kelis mygtukų paspaudimus. Todėl patogiai seksi jo progresą ir dirbsi profesionaliau. O kuo profesionaliau dirbi, tuo didesnę vertę suteiki. Todėl gali drąsiau kelti valandinį įkainį arba sukurti hibridinio darbo modelio sistemą, kai tarp gyvų treniruočių klientas savarankiškai treniruojasi per programėlę. Dabar parodysiu, kaip platforma veikia praktiškai. Spausdamas ant šio mygtuko, įvesdamas vardą, pavardę ir elektroninį paštą gali pridėti pirmąjį savo klientą. Pratimų biblioteką gali naudoti sukurtą mūsų, kurioje yra daugiau negu 500 pratimų. Pratimai turi aprašymą bei vaizdo įrašą. Arba gali sukurti pratimus savarankiškai. Taip pat gali sukurti treniruočių šablonus ir programų šablonus. Gali naudoti dirbtinį intelektą, kuris yra įdiegtas mūsų platformoje, įkelti tiesiog Excel arba PDF sporto programą. Dirbtinis intelektas atpažins pratimus, treniruotės ir sukurs programą jau sistemoje. Kol dirbtinis intelektas dirba, aš tau keliauju aprodyti platformą toliau. Nuėjęs pas klientą, spausdamas šioje vietoje, gali pamatyti, kiek liko kokių treniruočių kliento programoje, gali matyti programos progresą, kiek treniruočių atliko šioje programoje. Taip pat gali vizualiai matyti, kokiomis dienomis klientas sportavo, kaip vertino pratimo sunkumą. Spausdamas šioje vietoje gali pamatyti, su kiek pakartojimų, su kokiu svoriu, kokį pratimą atliko, kokiu tai laiku. Dabar parodysiu, kaip platforma atrodo pas klientą. Tai šioje vietoje klientas mato, kiek treniruočių atliko per paskutinės 7 dienas, mato įkeltos programos pavadinimą, treniruotės pavadinimą, kiek šioje programoje buvo atlikta treniruočių. Taip pat gali matyti, kokiomis dienomis sportavo šį mėnesį, taip pat stebėti savo kūno svorį, kokias treniruotės atliko ir pratimų istoriją matyti taip pat savo programėlėje. Norėdamas pradėti programą, klientas spaudžia mygtuką Start, mato pratimus, kurie bus šioje treniruotėje. Pradėdamas treniruotę, mato trenerio nurodymus, mato pratimo pavadinimą, taip pat gali peržiūrėti pratimo video, aprašymą ir kitas funkcijas. Šioje vietoje gali matyti klientas savo pratimo istoriją, kiek su kokiu svoriu atliko pratimą. Norėdamas pažymėti, kad atliko pratimą, turi pažymėti varneles arba tiesiog spausti Mark All. Jeigu klientui yra neaišku, kaip atlikti pratimą, jis gali tiesiog palikti atsiliepimą apie šį pratimą. Palieka komentaras. Atlikęs pratimą suveda rezultatus. Baigęs treniruotę, gali palikti grįžtamąjį ryšį apie treniruotę, palieka komentarą, pabaigęs, įvertina treniruotės sunkumą nuo 1 iki 5 ir spaudžia Finish. O dabar parodysiu, kaip ta atlikta treniruotė atsispindi pas trenerį platformoje. Kai klientas atliko treniruotę, ją galime peržiūrėdami tiesiog spausdami ant treniruotės. Šioje vietoje matome komentarą, matome, kokį pratimą atliko, kiek serijų, kiek pakartojimų ir su kokiu svoriu. Taip pat matome, kokį komentarą paliko apie tam tikrą pratimą. Taip pat, jeigu dirbate su klientu individualiai salėje, galite spausdami ant šio mygtuko pradėti treniruotę ir visus rezultatus suvesti už klientą. Tai tinka, jeigu dirbate hibridiniu būdu arba tiesiog norite sekti kiekvieno kliento rezultatą individualiai. Tai jeigu nori pritaikyti platformą savo darbui, gali ją išbandyti nemokamai. Taip pat, jeigu nori, galime susiskambinti trumpam demo skambučiui, kuris užtruks apie 15-20 minučių. Jo metu išsiaiškinsiu tavo situaciją ir parodysiu, kaip geriausiai pritaikyti Training Amigų platformą būtent tau, kad sutaupytum laiko, sukurtum daugiau vertės klientams ir uždirbtum daugiau. Ačiū, kad žiūrėjai, iki susitikimo.